Sveiki visi, po ilgos pertraukos į istorijos lentyną grįžta Alvydas Jokubaitis. Sveikas, Romas. Labai smagu Jūs matyti, profesoriu. Ir grįžta ne tik pailsėjęs, bet ir knygą išleidęs. Alvydo Jokubaičio naujoji knyga vadinasi Politinio proto kritika. Sveikinimai. Ačiū. Ir man atrodo, kad šita knyga kažkaip yra susijusi netgi šiek tiek su mūsų šios dienos tema. Dėl to, kad mes kalbėsime apie tai, kam reikalinga valdžia, o valdžia be politikos yra neįsivaizduojama. Gal net galima kažkaip jas jungti į vieną. Arba kam reikalinga politika. Arba kam reikalinga politika. Gerai. Puikiai, galime iš tikrųjų tai pavadinti. Ir čia viename skyriuje yra parašyta, kad proto idėjos turi panašų pagrindą kaip miražu vadinamas optinis atmosferos reiškinys. Tai reiškia, kad politika, anot jūsų, yra tik idėja, kuri materialiam pavidale neegzistuoja, bet mus labai veikia. Taip reiškia, kad šitos knygos pagrindinė idėja yra, kad visi, kurie bandė apibrėžti politiką, jie patiria nesėkmę. Ir kasdienio pasaulio žmonės šiandien girdi daug kartų, skaito daug kartų tą žodį politika, kuris nelietuviškas yra, kuri lietuviai neturėjo, žinai, polio patirties. Bet ir čia tam tikrų momentų pasidaro aišku, kad tai yra idėja, be kurios mes negalim, bet kaip visos idėjos skirtingai negu savokos, jos neturi referento. Jeigu turi stalo savoką, tai gali parodyti šitą stalą. Stalas čia, ja. Taip. Arba knyga yra konkreti knyga, bet savoka yra bendra ir gali parodyti knygą. Jeigu kalbėjai apie idėją politiką, tai nei vieno iš atvejų tu negali parodyti, kas jinai yra, bet visi sako, kad jie žino, kas yra politika, arba ten graikai, arba ten viduramžiuose, arba šiandien ten kur nors Filipinuose ar Jungtinės Amerikos valstijose, turėdami skirtingus atvaizdus, arba skirtingą tą konkrečią politiką, jie, kalbėdami apie politikos idėją, ją sieja su tais konkrečiais atvaizdais. Ir man atrodo, kad politikoje vienas įdomiausių dalykų yra, kad uždavus tą klausimą, kas yra politika, labai sunku jį atsakyti. Ir net turbūt, kadangi visada mes to pradėdavom nuo graikų, Ir šiandien pradėkime nuo graikų. Keistas atvejis, net graikai nesusitvarkė, Platonas ir net Aristotelis su Platonu nesusitvarkė su šituo uždaviniu, kada sakyti klausimą, kas yra politika, nes kai užduodam tik tą klausimą, tai turbūt pradžiai reikia iš tikrųjų pasakyti, kad jau sakiau, kad mes lietuviai neturėjom polio. Ir tas žodis politika yra svetimas žodis, nežinau, kokį reikėtų sugalvoti, bet ne tik, kad tas žodis yra mums svetimas, šiandien tarp kitko yra policija. Policija yra, jinai turi polį. Policininkai yra tie, kurie polį palaiko tvarką. Ir ar tu abejoji, kad reikalinga yra policija? Manau, kad mažai kas abejotų, net anarchistai ir marksistai šiandien abejoja, kad yra reikalinga policija. Ir toliau sekantis žodis yra politika. Jie turi šaknį tą patį ir politika lygiai taip pat būtina. Bet ką sako Platonas ir Aristotelis apie polį? Šiaip iš tikrųjų tai aš pasižiūrėjau, kad pas mus vis vertimas Platono knygos yra valstybė. Ne? O čia netiesa. Netiesa? Na, politėja. O vadinasi, jinai politėja. Taip. Tai kas Platonui yra polis ir ta politėja? Matai, kad iš tikrųjų, graikų turbūt Platono ir ypač Aristotelio, abiejų tiksliau, nuopelno yra tai, kad jie įspūdinga su nepaprasta jėga, kurios mes Lietuvoje lig šiol nežinom, jie bando apmastyti, kas yra polis ir tada bando apmastyti, kas yra šito polio reikalų tvarkymas, iš to atsiranda
ir ta politika. Kai tu klausi, kas tai yra, tai turbūt aš nesu klasikinės ten filosofijos ar filologijos tikrai specialistas, bet iš to, kiek aš juos skaitęs, tai matosi labai didelis skirtumas nuo mūsų. Visai kitos. Gylis kitas. Kitos prielaidos ir kitas gylis. Iš tikrųjų, visai kitos. Dabar, kaip mes mąstom apie politiką ir kaip jie mąstė apie politiką, yra skirtingi dalykai. Tai yra Platonas pradeda, Robertai, savo samprotavimus apie politiką. Jis pradės nuo teisingumo, kad kas yra polis, tai iš karto aišku, kad poli turi būti teisingumas, bet paskui jisai pereina prie klausimo, iš tikrųjų jie nori politiką susijęti su žmogum. Tai yra automatiškai teisingumo klausimas pereina į klausimą, kas yra žmogus pereina į klausimą, kas yra protas tada, kaip žmogus, kuris yra protinga būtybė, kaip jis gali remdamasis protu valdyti polį. Tai yra Aristotelis turi tą pasakymą, kad žmogus yra politinis gyvūnas. Jis yra gyvūnas, bet skirtingai negu kiti gyvūnai, jis yra politinis. Bet dar šiek tiek apie Platoną. Platonas, kai daro tą sielos skerspjūvį, kai padalina ją į 3 dalis, Taip. Logos, Tumos ir Eros, jis tą patį pritaiko ir valstybei. Jis sako, kad valdovas turi būti, geriausiai būtų, kad jis būtų filosofas, tai yra išminčius, kurį mokino ten daug metų, aš net neprisimenu kiek, bet daug žinantis išmintingas žmogus, kuris yra pasiruošęs dirbti visuomenės labai. Galva. Bet jis taip pat sako, kad galva be širdies bus blogas valdovas. Galva, širdis ir kūnas. Galva, širdis ir pilvas ten pas jį yra, ne? Kad širdis irgi yra reikalinga. Ir polė yra žmonių ir dabar Lietuvoje, kurie turi galvą, kurie turi skrandį ir tie, kurie yra jautrus, kurie labiau akcentuotų širdį, jeigu žiūrėti iš to, ką tu sakei. Ir šitie dalykai kažkaip turi kartu susieiti. Va tas neįprasta yra, kad šiandien politika mum yra savo, o žmogus yra, kaip čia jam išeis, jis yra privatus. O Platono mąstyme, kai jis mąsto apie polį, tai jis ten nemąsto, kad čia yra privatu, o čia yra vieša, kad aš esu polį, aš esu žmogus ir aš turiu, koks aš esu žmogus, aš turiu rasti vietą tame polį. Visiškai, žinai, visi tyčiojasi iš to šiandien Platono filosofo karaliaus idealo, bet aš nesprantu, ko čia tyčiotis, nes iš tikrųjų natūraliai mes tuoj turėsim rinkimus ir mes norim, kad geriausiai iš mūsų taip, valdytų. Ir ar protinga atiduoti valdžią yra geriausiams iš mūsų, tai aš manau, kad mes šiandien nebejojam, turbūt reikėtų užduoti klausimą, kodėl taip neatsitinka, kodėl mes niekaip nesugebam duoti valdžios geriausiam ir Platonas turi atsakymą. Koks atsakymas Platono? Atsakymas toks, kad demokratija tai yra neįmanoma, nes čia iš tikrųjų valdo dauguma yra vidutinybė, dauguma nėra tų geriausių išrinkimas, dauguma yra pataikavimas ir visos tos problemos, kurias mes turim. Aristotelis sako, kad politika apskritai, aš net nežinau kaip čia, politika yra aukščiausias iš mokslų, politika aukščiausias iš menų, kaip ten jį skirstyti, bet kad politika yra absoliučiai ta veikla, kuri sako, kad žmogus pakilo į aukščiausią lentelės lygmenį. Tiesa, šiais laikais turbūt taip nebėra, bet jo manymu politika, aš taip suprantu, yra žmogaus pasišventimas daryti gerą vardan bendro gėrio. Visuomeniai. Jie visi taip galvoja, skirtingai negu mes, kad... Tai mes prieisim prie mūsų. Jie taip galvoja, bet man atrodo, ką Aristotelis padaro palyginus su Platonu. Platonas yra, tiesiog visi, kurie skaitys, tai yra tai, ko mes Lietuvoje likščiol neturim. Kai skaitai Platoną, ten sėdi gražus dialogai, gilus nepaprastai dialogai. Ir jie pirmą kartą tą veiklos sritį atrado, kad yra polis, yra politika.
Ir jie parodė iš tikrųjų nepaprastą tą tokią filosofinę jėgą apmastydami tos dalykus. Mes šiandien esam barbarai, palyginus, net palyginus su juo ir visiems vakaram, žinai, vakaram taps idealu. Tai yra pirmą kartą paaiškėjo, kad politikoje dažniausiai ten yra, žinai, kaip kalėjime. Jeigu aš stipresnis, aš turiu valdžią, aš turiu jėgą ir aš galiu daryti, ką noriu. Aš turiu valią. Ne tik visada. Bet ką sako jau Platonas ir ką Sokratas, Aristotelis, tai yra, kad stop. Čia ir yra vakarai. Jie sako, kad yra protas ramiai. Na, tu kietas esi, bet čia viskas nesusiveda į tavo jėgą, į tavo ginklus ir kitus dalykus. O dabar gal išbandykim proto tribunolą, stot prieš jį ir pabandykim argumentais, pabandykim apmastyti tą dalyką, nes apmastytas dalykas visada yra geriau negu neapmastytas. Ir Platono variante, kiek aš suprantu, kiek aš įskaitęs, tai jis taip iš vis atsipalaidavęs. Nu, toks, mes šiandien to nemokam. Jis taip ramiai, ten tie pokalbiai vyksta, nepaprastai gili, jis nenori pakeisti pasaulio, bet iš tikrųjų ten tie, kurie, jis mano, kaip galėtų būti, ir tas filosofo išskirtinis vaidmuo. Aristotelis, jis labiau jau sako, jis sako, labiau žiūrėkime į konkretų tą polį. Žiūrėkit, sako, kad yra, čia nereikia kalbėti, yra dabar Lietuvoje žmonių, kurie yra labiau išsiugdę. No. Nėra nuo nulio, kad visi lygus, kaip yra sakoma, bet iš tikrųjų, ką reiškia turėti tas dorybės? Tai reiškia, kad kas yra tas fronezis, kas yra tas supratingumas. Ir praktiškai jis bent jau mano galva, jis kalba labai panašiai kaip jo mokytojas Aristotelis, bet jis jau mato, kad realiai, ką kalbėjo Platonas, kad galima iš kitos pusės labiau žiūrint praktiškai, kad iš esmės, ta vieta, kur aš atsimenu, kai jisai sako, kad žmogus yra politinis gyvūnas, yra labai paprasta. Mes esam gyvūnai, okei. Bet jisai sako, mes turim kalbą, jeigu turi kalbą, vieną sąlygą reikia, jeigu mūsų uždavinys šiandien yra, kada atsiranda politika, reikia, kad turėt kalbą. Gyvūnai turi kalbą, bet jinai nėra tokia artikuliuota. Kitas dalykas, jeigu turi kalbą, gali suformuluoti idėjas, gali suformuluoti gėrio supratimą ir tai iš esmės keičia. Tai reiškia, kad mes gyvensim ne bet kaip, o čia proto reikšmė ir mąstymo reikšmė ir tai, ant ko bus pastatyti vakarai, iš tikrųjų yra netikėtai išaukštinama. Ir tai paprastai, tas toks racionalizmas vakarietiškas. Aristotelis racionalesnis yra, ne? Nepasakyčiau, kad jis yra racionalesnis, jis gal labiau empiriškas yra šituo atžvilgiu. Jis labiau to konkretaus polio, kurį jis mato. Aš nežinau net kaip Platonas žiūrėjo į konkrečią demokratiją savo laiku. Ten kreivai žiūrėjo. Jis sakė, kad iš tos trejybės... Jeigu sprendžiant iš to, ką jis rašo ten valstybė ir kitur, tai jis žiūrėjo ten kreivai ir kreivai ją žiūrės iki turbūt 1848 metų. Apskritai mūsų civilizacija, ne? O kas atitinka 1848 metais? Daugmaž taip yra manoma, čia prancūzai, kurie žiūri, revoliucija. Tautų pavasaris. Tautų pavasaris ir pradedama kelt iš tikrųjų tie socialiniai reikalavimai, kada masė jau vėl išeina nauja ir naujų pavydalų reikalauja demokratijos. Profesoriu, tai dabar vyksta rinkiminės kampanijos, kažkokie debatai per televiziją. Kurią vietą Platono atsiversti po debatų? Paklausyti šiandieninius debatus ir jiems pasibaigus atsiversti Platono valstybę ir paskaityti. Prisimintumėt kokią nors? Kad būtų galima pajausti skirtumą tarp diskusijos, kuri vyksta ten, knygoje, ir diskusijos, kuri vyksta mūsų politiniuose debatuose šiais laikais. Manau, kad tie, kurie ten diskutuoja, visiems duris į Platono akademiją uždarytas. Ne dėl to, kad aš dabar čia
eilinį kartą ką nors blogo paskaičiau apie politikus. Todėl, kad jie net nesupranta, ką jie daro. Supranti, tiesiog, aš nežinau, kur jos reikėtų dėti, kaip tu klausi Platono valstybėje, sargybiniais jie ten. Netiktų, bet sargybiniai irgi dirba ne savo naudai, jie irgi dirba, jiems negalima duoti žemės, negalima duoti turtų. Ne tam, nes tas toks, mes esam iš tikrųjų blogesniam lygi negu Platono laikai, įskaitant, kad ten, jeigu Aristotelį pažiūri, kaip jis į oligarchiją žiūri, nes ką jie padarė graikai, tai jeigu tai paprastai iš vis dabar sugrįžtant, tai iki šiol jie mums paliko politologijos pagrindą. Tai yra, kiek yra santvarkų. 1, 2, 3. Tai yra, jeigu valdo vienas monarchas, čia daugiau... Taip. Pas Platoną yra kitaip, tai yra demokratija, kiti dalykai, bet jeigu valdo vienas yra monarchija, jeigu valdo keli yra aristokratija ir jeigu valdo visi yra demokratija. Ir toliau yra iškreiptos formos. Ten, kas yra tironiškas žmogus, nes mes sutikom su tavim tironiškų žmonių, ir kas yra tironiška, ką reiškia valdyti tironiškai. Lygiai taip pat, jeigu yra aristokratija, kada valdo tie, kurie ten yra kilmingiausi, kurie tą gali daryti, ir yra panašus į aristokratus tie, kuriuos šiandien mes Lietuvoje turim. Oligarchijų. Kurie turi jo finansų, kurie turi pinigų ir pinigas yra valdžia. Graikai tą supranta ir jie, ir Aristotelis ypač mato, kad jiems reikia rasti vietą. Čia Lietuvoje, kai kurie ten prezidentai labai norėjo išdeginti oligarchiją ir čia toks turbūt komunizmo statybos įkarštis išlikęs, nes, neišdeginsi. Oligarkai, jeigu tu jom neleisi šiandien viešai pasirodyti, jie susitars slaptai kur nors ir jie vis vien veiks vienu ar kitu būdu. Bet dabar klausydamas tą trikampį, aš taip galvoju, kad tai, ką sako jie, sako, kad visos valdžios formos gali būti naudingos ir gali išsigimti, virsti į kažkokį... Ir kas atsitiko nuo 1848 ar ten 20 amžiuje, kad staiga pas mus 2 iš to trikampio buvo panaikintos, išbrauktos, kaip negalimos dėl to, kad jos yra iš karto su minuso ženklu, o demokratija buvo palikta kaip ta, kuri yra pati geriausia, galbūt jinai turi blogybių, bet kadangi jinai yra geriausia, tada nėra apie ką diskutuoti. Ir čia tas trikampis sugriuvo. Sugriuvo šitas trikampis, kur jį gali matyti Lietuvoje šitą trikampį dar veikiantį, tai turbūt katalikų bažnyčiai. Nes katalikų bažnyčia turi monarchą, jo yra popiežius. Popiežių renka aristokratai, kardinolai. Taip. O su demokratija dabar kažkoks soboras yra padarytas, ten sinodas. Taip. Kad tokia jauti katalikų bažnyčia irgi bando kažkokiu būdu rodyti savo palankumą. Prisitaikyti prie moderniųjų srovių. Bet aš noriu pasakyti, kad šita bažnyčia yra prisitaikanti prie bet kurios santvarkos. Ir tame nėra nieko blogo. Jinai yra tokia, kad jinai turi... Čia jeigu kalbėti apie krikščionybę, tai jinai yra įspūdingas lūžis, manau, kad netgi didesnis negu Platono ir Aristotelio lūžis vakaruose. Gerai, tada einam prie krikščionybės. Kas atsitinka su krikščionybė? Ką sako apie valstybę, pavyzdžiui, Šventas Augustinas? Matai, Šventas Augustinas, jis vaizduok, krikščionis, jie mano galva nelabai buvo pasiruošę, kad iš vis, kad jiem reikės svarstyti apie politiką. Nes jie matė politiką, kuri juos persekioja ir šiaip tai nelabai jam rūpi. Visas šokas yra tame, kad jie kalba apie Dievo karalystę. Augustinas kalba apie Dievo miestą ir žmogaus miestą. Atkreipdėmėsi, niekada graikų polis buvo toks, į graiką kalba apie dievus, bet jų polis yra, jų dievai yra polio dievai. Šiapus pasaulio, apie šiapusybę jie kalba. Apie šiapusybę. Jie kalba apie šiapusybę ir net dievai yra politiniai, iš esmės jų dievai susėti su poliu, ten gali būti pluralizmo daug. Krikščionis nesutiko, kad statyti panteoną, nes jiem pirmą kartą mes turim iš tikrųjų vakaruose tokį, kad
Pirmą kartą yra pasakoma, kad ir iš esmės turbūt taip, kadangi kalbėjom kažkiek apie Platoną, Aristotelį yra pasakoma, kad jūsų polis gerai, bet yra Dievo karalystė, nesitapatinkit su šito poliu, čia viskas laikina, čia viskas baigsis, čia iš tikrųjų yra pakankamai nuodėminga, nepersistengkit čia kurt ant žemės ten Dievo karalystės, kas vėliau nesilaikoma, čia komunizmai ir visi dabartiniai. Ir iš tikrųjų, kas iš tam šokia yra, kad tai, kas yra nematoma, pasidaro daug svarbiau turbūt negu tai, kas yra matoma. Krikščionim šitas uždavinys, kai jam teko jau iš tikrųjų po Konstantino, iš tikrųjų krikščionybė tampa oficialia religija, kuri yra apolitiška, jai buvo suteikta iš tikrųjų didžiulė valdžia ir jinai susitvarkė su ta valdžia, nes iš tikrųjų paaiškėjo, kad va čia, kadangi klausimas mūsų yra, kas yra politika, tai kad žmonės gali valdyti save be politinės valdžios, kartu krikščionybė rodo, žinai, kad bendruomenės, kurios pasitraukusios ar kita, jos gali gyventi remdamosis savo idėjomis, remdamosis savo doktriną. Man atrodo, visas ideologijų pamišimas, kuris šiandien yra ir neaišku, kaip jo atsikratyti, nes jo atsikratimas greitai bus darbotvarkiai. Bet demokratija neleidžia to padaryti dabar, kad jis yra iš krikščionybės. Tai yra, krikščionybė turi mokymą, kuris yra apreiškimas ir bendruomenės gali tvarkytis. Krikščionybė ir islamas, tarp kitko, ir iki krikščionybės judaizmas, jie rodo, kad žmonės, kurie iš tikrųjų yra tikintis į Dievą, jie gali savo santykius formuoti be prievartinės politinės valdžios. Mastas čia gali ginčytis, bet tai yra įmanoma ir kad yra kažkas giliau negu politika. Šitoje vietoje turbūt reikia pasakyti, Robertai, kad Dievas nėra iš kultūros. Dievas yra virš kultūros ir su krikščionybė turbūt pradeda aiškėti, kad politika nėra iš kultūros, kad politika nėra tik čia patyrimas kultūrinis, kad jo šaknis yra gilesnės. Tai yra, mes tiesiog negalim be politikos. Mes esam, kaip Aristotelis sakė, bet jis nepaaiškino iš tikrųjų. Jis ten sako, kad mes nesam dievai, mums reikia politikos. Mes nesam dirbtinis intelektas, mums reikia politikos, bet krikščionybės atveju iš tikrųjų vėl toks sugrąžinimas klausimo, kas yra žmogus. Mes esam iš tikrųjų nuodėmingi. Greitai mūsų valstybės gali virsti, kaip Augustinas sakė, bandytų gaujomis. Tai yra mes tik šiandien gražiais žodžiais tą maskuojam, tai labai lengvai pasidaro. Bandytų gaujomis jos virstų, jeigu nustotų galioti teisingumas. Tada... Ir be teisingumo dar, skaitant ten to paties Aristotelio, kad kas svarbiau, ar teisingumas, ar draugystė? Draugystė. Draugystė svarbiau? Nes jeigu tu neturi ten kažkokios tai teisinės normos, bet tu turi draugystę, tai tu išgyvensi. O jeigu turi teisinę normą ir draugystę? O jeigu turi tik teisinę normą ir draugystę, tai viskas tada bus suvesta į nesibaigiančius teisinius ginčius, formalumus ir tada iškils klausimas, kiek atlaikys šitas teisingumas be palaikymo. Bet dabar man tas vis tiek krikščionybės momentas yra įdomus. Krikščionybė susijungia su politika toje vietoje, kur Europai, frankams tiems, ar ne, reikia susivienyti prieš islamo grėsmę. Iš esmės, Karolis Didysis tampa pirmuoju to vienytoju ir valdovu, kuris įgyja autoritetą ir legitimumą dėl to, kad jį palaimina bažnyčia, kaip imperatorių. Ir šitoje vietoje bažnyčia su pasaulietinė valdžia susijungia, suteikia jai mandatą. Ir čia vat yra tas autoriteto klausimas, kuris dabar yra irgi, man atrodo, aštrus. Krikščionybė suteikia valdžiai legitimumą. Ne legalumą,
O legitimumą tai yra kažką, dėl ko ją žmonės pripažįsta, sutinka, kad jinai yra mūsų valdžia. Taip įsivaizduoju, jeigu graikai ten, ko tik ten jų pasaulyje nebuvo, Sparta, Atenai, jie turėjo polį tokią unikalią gyvenimo formą, tokią miestas. Taip. Plungė tokia, kur nedidelis polis ten, jie skaičiuodavo ten, kiek turi gyventojų būti, ten simbolinių prasmių ieškodavo. Nedidelis polis, iš esmės šiandien dažnai ne valstybė vadina, miestas valstybė net, arba ten net ne miestas, ten jie eidavo ir aplinkinės teritorijos, bet aš nenoriu dėl šito dalyko ginčytis, tai dabar graikai išbandė imperiją. Romėnai irgi? Makedonietės, romėnai irgi, bet krikščioniška imperija iš vis yra, įsivaizduoju, kiek ilgai atlaikė sunkiausiais momentais, kai tu sakei, kad ir čia krikščionim, tarp kitko, buvo tas, kad islamo spaudimas rodo, kad mesgi krikščionis nesam politiški, mes matom žmonės visus lygius, visus pašauktus laisvai, bet staiga paaiškėjo, kad mes esam karo būsenoje. O čia pradėjo aiškėti, kad kažkas yra stipriau už mus, kas įtraukia mūsų į politiką. Mes norim taikos, bet jeigu nori taikos, reikia nugalėti musulmonus. Mes skelbiam, kad ten artimo meilė, bet mus kažkas priverčia, kad jeigu mes to nedarytume, mes patys būtume sunaikinti. Ir čia pradeda aiškėti iš tikrųjų tokia dramatiška prigimtis, bet kaip tu sakei, iš tikrųjų bažnyčia imasi to vaidmens, nes čia žmonių galvose tas dalykas turėjo būti, kad šita legitimacija šiandien neveikia ir neveiktų. Nebeįmanoma. Tada buvo neįmanoma kitaip įsivaizduoti. Jo, tada kitaip. Valdovas nuo Dievo ir viskas. Taip, ateistas, jis ar iš vis gali būti ateistas rimtai traktuojamas. Aš įsivaizduoju, kad daug kas pakilo nuo kėdžių šiuo momentu, bet šitas klausimas yra ir graikam, ir kitas, ką daryti su bedieviais. Lokas irgi dar neperžengė. Palaukit, per Loką mes, o dar prieš tai gal kokį Makiavelį galim paimti. Ką Makiavelis sako? Jis nenaudoja žodžio politika, bet jis kalba apie valdovą, kuris gali būti kaip liūtas, bet gali būti, koks ten antras gyvūnas? Lapė. Kaip lapė. Ne? Jeigu jam reikia, jis gali pažeisti moralinius principus, permainyti savo nuomonę, išduoti sąjungininkus ir padaryti taip, kaip reikia valstybei. Tai va šitoj vietoj, vardan valstybės intereso, valdovas jau gali pažeisti dorybės. Matai, ką atranda Makiavelis, šokas, žinai, ten, ką jis. Manau, visi Putinai iki šiol skaito Makiavelį ir sako, va šitaip reikia, šitaip. Robertai, jį skaito visi. Taip. Čmilytė ir kaip mūsų ministro pirmininkės pavardė? Šimonytė. Čmilytė ir Šimonytė skaito irgi Makiavelį. Tik jie vadino dabar vadybos vadovėlis. Žinai. Tai Makiavelis, žinai, ką jis, aš nenorėjau užgauti ministras pirmininką, valdžią reikia gerbti, bet kuriuo atveju. Valdžią reikia gerbti. Čia krikščioniška mokykla. Bet čia gal krikščioniškai buvo ta pagarba, o dabar man atrodo, kad valdžia mūsų yra legali, jinai yra išrinkta rinkimuose pagal nustatytas įstatymus ir taisyklės. Bet jinai neturi to autoriteto, neturi pagarbos. Matei, legalumas čia gali daryti tralivalį su legalumu. Legalu, bet nelegitimu. Su legalumu, su teisė, kitais čia pat žinai, ką gali padaryti. Jo, konstitucinis teismas. Jis pataikauja momento nuotaikom, jis yra istoriniam laikė ir kita, čia yra legalumas. Legitimumas iš tikrųjų, tai jis yra iš aukščiau duodamas. Tu turi kažkokią sankciją, kas tau suteikia ir jeigu žmonės supranta, kad yra kažkas daugiau. Panašiai turbūt Platonovo tam ieškojame, kad protas yra aukštesnė sankcija, dabar popiežius yra irgi aukštesnė sankcija, o šiuo momentu yra, taip, kai tu klausi, tai
Nu čia viskas yra. Čia, ką norim, tą anything goes, žinai, ką norim, tą galim padaryti. Nėra pagarbos. Nėra pagarbos. Ir vat Makiavelio, man atrodo, kai Makiavelis, jis, žinai, kaip sako italai, jis yra antras pasaulyje garsiausias italas Makiavelis. Pirmasis yra Pinokis. Norėjau klausti. Pinokis. Jo, po Pinokio jis yra antras garsiausias ir jis netekęs valdžios, jis iš tikrųjų, tas valdovas tai yra, kas jis yra, Makiavelis visiems yra paslaptis. Jisai, žinai kaip rašo, jisai sako, kad jeigu, Robertai, tu nori būti dorų krikščionių, tai gali būti, eik į vienuolyną, gyvenk iš tikrųjų krikščioniškai. Ir tai yra labai gerai. Bet šiapus vienuolyno sienų yra kitaip. Bet atkreipia, viskas tvarko, bet jeigu tu nori, jis tai taip žiūri, žinai, kapitalas dar jis mato tą Romos šlovę buvusią, bet jeigu tu nori politikoje kažką tai padaryti, jisai sako, čia dažnai sako, Makiavelis atskiria moralę ir politiką, mano galva tai netiesa yra, jis sakytų taip, jeigu veikia moralė, jeigu jum veikia 10 dievų, sako, puiku, bet problema yra tame, kad jūs visi esat melagiai, veidmainiai, apsimetėliai, savanaudžiai, silpni, išduosit bet kuriuo momentu. Ir dabar ta vieta, kur yra įspūdinga, sako, jeigu ateis Makiavelis valdovas ir jisai sako, yra ten pataikaus miniai silpnas ir kils didžiulė netvarka, dabar pagalvokim pragmatiškai. Ar nebūtų geriau, kad jis per kelis pradžioje atėjęs pervažiuotų, visi išsigastų, bet reikia protingai naudoti, Makiavelis sako, jo visas mokymas yra, tik neperženk ribos, tik jau kai liūtų įsisiautėsi, prisimink, kad dar ne, lapėsi. Pirmą kartą atkreipdėmėsi po krikščionybės toks šokas yra, kad valdovas turi būti kaip gyvulys. Jeigu anksčiau valdovas turi mąstyti pagal analogiją su Dievu, ko taip, Dievas doras, nori, žiūrėti visų. O dabar jau reikalinga, kad būtum liūtas ir lapė. Tie Makiavelio pamokymai tai yra šoką keliantis. Ten, man atrodo, kad tas Makiavelio velnio įvaizdis, jis yra pagristas. Aš niekaip nesuprantu, kodėl jis ten yra tas jo antkapis Santa Kročios bažnyčioje Florencijoje, nes panašu, kad irgi pasidavė, bet jis nėra prieš krikščionybę, jis tik sako, kad yra pasaulis padarytas taip, kad jeigu politikoje tu nori kažką nuveikti, dėja. Turi. Bet ten atmink, kad ten yra patarimai tik valdovui. Neskaitykit Lietuvos mokyklose demokratinėse valdovo. Tai yra knyga tiem, kurie gali valdyti, pamokymai, kad jis nepridarytų ko nereikia. Žinai. Ir jisai sako, be to Makiavelis nori, žinai, ten, turbūt ten netiesiogiai prieš Platoną, ne ten įsivaizduojamų karališčių, bet reikia žiūrėti į realybę. O realybė yra nekokia. Žmonės yra, kaip sakiau, pats žinai kokie. Veidmainiai, tauškaliai, plepiai. Tai tuoj mes apie to žmonės pakalbėsime. Tomo Hobbes atsivertė turbūt. Bet aš taip Makiavelio perskaičiu tokią mintį, kad Platonas sako, kad be teisingumo valstybė neįsivaizduojama, Ciceronas sako, kad be teisingumo teisė neįsivaizduojama, o Makiavelis sako, jokiais įstatymais ir žodžiais jūs teisingumo nepasieksite, jeigu jūs norite teisingumo, jūs turite padaryti taip, kad neteisingumas būtų žiauriai netinkamas visiems. Taip. Tik tai taip. Taip. Nes tau visi pradės kalbėti, kokie jie teisingi yra, ta demagogija prasidės, makaronų vadinamasis kabinimas ir Makiavelis žino, čia nebus galo. Mes turim dabar tą tokį žodžių trydą, kuri nesustodama juda. Tai gerai, tai šokam į 17 amžių prie Tomo Hobbeso, prie jo Leviatano, kuris ir sako, tai ką jūs sakot, profesoriu, kad žmogus yra tokia būtybė, kad jeigu jam leisi daryti, ką jisai nori, tai viskas baigsis karu prieš visus, kuriame kariauja visi prieš visus, niekas nėra saugus ir todėl valstybė, politika ir valdžia yra reikalinga tam,
kad jinai apsaugotų nuo šito karo. Robertai, visų prieš visus. Čia pirmą kartą, po to, kai Aristotelis pasakė, kad žmogus yra politinis gyvūnas, Hobbesas sako, ne. Kodėl? Todėl, kad politika jam yra nenatūralus dalykas. Jis yra gyvūnas. Bet čia Hobbesas yra praktiškai turbūt vienintelis, kuris rimtai gali stumdyti su Aristoteliu. Kas būsit anam pasaulyje, tai būtinai nueikit į diskusijas Aristotelio ir Hobbeso, aš manau, kad jos turi būti vienas įdomiausių. Supranti, visuomenė buvo visų karo prieš visus būklė. Jisai sako, kad tai nėra reali būklė, bet kad jeigu nori mąstyti apie politiką, reikia padaryti tokią prielaidą. Tai yra, ir mes atėjom į politiką, į visuomenę ne iš to, kad mes geri esam, bet iš egoizmo, nes šita būklė yra gera, kai tu esi stiprus ten ir turi valdžią. Bet tu esi pažeidžiamas bet kada. Tas, kuris yra silpnas, ten gali tau iš pakampės ką nors blogo padarys. Tai reiškia, kad visuomenė... Įpils nuodų. Jo, įpils nuodų arba įkas į koją ten iš pasalų. Ir tu niekada nesi saugus. Tai yra blogiausias dalykas pasaulyje yra mirtis tokia, nesavalaikė mirtis Hobbesui. Jis masto taip gana drąsiai, kaip jisai sako, solid. Geriau tegul dalykai būna, mąstant apie politiką, žemi, bet sąžiningai. Bet tvirti. Principas tvirtas yra koks, kad mes iš tikrųjų esam konfliktiškos būtybės. Mes esam pažeistos būtybės, bet mes turim protą ir su protu, čia protas vėl tas pats, su protu mes galim prieiti prie susitarimo. Tokia atsiranda fikcija, kad politika atsiranda tada, kada atsiranda susitarimas. Ir čia keičiasi, tarp kitko, moralė atsiranda tada, kada atsiranda politika, kada atsiranda valstybė. Jis vadina valstybę Commonwealth. Jis ieško, tarp kitko, Hobbesas labai ieško gražiai. Dabar mes vaikai žino, kad žodis valstybė, jo iki Renesanso laikų nebuvo, jau tu klausai apie Platoną, bet jis irgi, tarp kitko, Leviataną pasirenka. Žinai, kas yra Leviatanas? Didžiulė tokia būtybė. Milžinas. Jeigu kas nors norit gazdinti vaikus, tai didžiausia pasaulyje pabaisa yra Leviatanas. Ir Hobbeso pagrindinis politikai skirtas veikalas vadinasi Leviatanas. Būtinai reikėjo ir lietuviškam leidimui įdėti tą iliustraciją ant Leviatano leidimo. Tas toks kunigai, iš tikrųjų ten jūros pabaisa, žinai, ir ten tas karžygys, kurio šarvuose yra daug žmogelių. Ir atkreipdėmėsi, kaip Hobbesas yra, jis pirmasis apmasto, kas yra valstybė, tikra to žodžio prasme. Nes valstybė yra lietuvių kalba, aš nežinau, iš kur tas žodis kilęs, čia, bet jinai yra stato, štat, eta, jinai angliškai state. Bet valstybė yra čia nuo žodžio būklė. Statusas kilęs, nuo romėniško. Nuo statusas, nuo šito kilęs, tai yra, įsivaizduoju, jis ieško metaforų, Hobbesas, kaip čia pavadinti. Jis vienu atveju jis pasirenka tą Leviataną, jisai sako, kad jinai yra automatas, kad valstybė yra mechanizmas, va tas irgi Hobbesas padaro. Tai yra, atkreipdėmėsi, mes atėjom ne iš gero gyvenimo į valstybę, bet žinai, kur yra privalumas net, kad mes, kai buvom to prigimtiniai būklė, natūralioj būklė, be valstybės, nes pilietinė visuomenė prasideda su valstybė, visuomenė iš vis prasideda tik su valstybė. Šiaip mes galim atkrist greitai. Tai yra vieta, kur Hobbesas labai juokinga man yra, kuris prieš alkoholizmą yra, kad žinai, kas grasina Lietuvos tvarkai, visi, kai išgeria, tai jie praranda protą kažkiek tai, o proto praradimas tai yra iššūkis tam, kad valstybė yra pagrįsta protu ir nereikėtų jo
jo praras, nes labai greitai Lietuvoje mes turim policiją ir šiandien, kurioje yra iš tikrųjų veikianti policija, yra daugybė žmonių, kurie, kol mes čia su tavim kalbam, jie bandė suardyti visuomeninę tvarką, visuomeninę sutartį, nes kai padarai visuomeninę sutartį, tu negali naudoti prievartos prieš kitą be teisės tarpininkavimo. Dabar mes nutarėm, kad mūsų valdys, čia yra neįtikėtina Hobso vaizduotė, kad valstybė yra dirbtinis asmuo, yra du asmenys. Robertas, natūralus asmuo, ir yra dirbtinis netikras asmuo. Tai yra, va tą ir Leviataną jis pasirenka, kad valstybėje mąstyti reikalingas kažkoks dirbtinumas. Jinai nėra mums natūrali. Bet Hobsas sako, kad, aš taip suprantu, kad be jos irgi neįmanoma išsiversti, nes be policijos, kuri daro savo darbą dabar, pasaulis pasidarytų nesaugus. Mums visiems būti. Todėl valstybė yra reikalinga ir todėl žmonės yra linkę susitarti, linkę išsirinkti kažkokią valdžią ir netgi atsisakyti kažkokių savo laisvių, kažkokių dalykų, tam, kad jinai apsaugotų žmonės nuo kitų žmonių. Jo, ten griežtai labai yra, kokių laisvių mes atsisakom, bet negalim valstybė reikalauti daugiau, negu mes esam susitarę. Šitą idėją visuomeninės sutarties šiandien pasaulyje, kai kuriuose vietose, jeigu, Robertai, mes su tavim sėdėtume turbūt kur nors Afganistane su talibais ir jam sakytume, visuomenė yra sutartis, gautume kulką į kaktą greitai, nes jie nemano, kad visuomenė yra sutartis. Tai yra fikcija, idėja, bet jinai padėjo labai mąstyti, kas yra politika, tarus, kad mes tarytum esam susitarę. Nei aš, nei tu, mes čia dėl daugybės dalykų, dėl svarbiausio dalyko esam nesitarę. Bet jeigu mąstai, tai tada klausi savęs, o čia kur aš esu tame, bet tas Hobsas, tarp kitko, dar yra griežtas. Šia prasme, jis nėra liberalas, bet jisai sako, bet jeigu valstybėje atsiras doktrinos, kurios grasina taikai, visokios ideologijos, kurios tik kelia sumaištį, tai Leviatanas turi su jom pasielgti kaip teisėjas. Tai yra, jeigu jos iš tikrųjų trukdo taikai, tai jos turi būti pašalintas. Hobsas lygina ir su žmogaus kūnu, rašo, kad žlugimas yra kaip kūno lygos. Maliarija tai yra pinigų nesurinkimas, pleuritas monopolininkai, džiova turtų švaistimas, kirmelės, korporacijų daugybė ir valdžios kritika, bausmės ir paskatinimai yra valstybės nervai ir sausgyslės, o prievarta yra jos raumenis. Ir tada jisai sako, kad valstybė gali žlugti, kai suverenas, va tas visas kūnas, netenka savo galios arba turi jos per mažai. Ir man labai užstrigo šitas sakinys. Kai žmonės, kurie buvo susitarę, kad tas suverenas yra bendras jų visų, nebežino, kas yra teisinga, o kas yra ne. Kaip tu skaitai, man Hobsas yra truputėlį... Įdomus jisai yra. Ne, tai yra, aš sakiau, pasikartosiu, žinai, tai yra vienintelis, kuris gali stoti. Kas įveiksim Hobsą šiai dienai, prasidės nauja politinė epocha, vienareikšmiškai. Bet jisai yra juokingas, nes jis yra materialistas. Materialistai, jie yra visada skandalistai ir jie filosofijoje, yra... antrarūšiai, pasakykim taip. Nenorėdamas užgauti, sakau. Bet Hobsas, kadangi atkreipdėmės, jis yra materialistas ir jam pirma substancija yra kūnas. Ir bet politikoje tai davė įspūdingų rezultatų. Jis, ką skaitai, jis mąsto, kad yra politinis kūnas. Lietuvoje neįprasta, bet valstybė yra politinis kūnas. Kūnas turi savo poreikius. Bet jis prieštarauja jūsų knygoje, ne? Jis sako, kad valstybė yra, politika yra kažkoks kūnas. O jūs sakot, kad tai yra tik idėja, kuri plaukioja galvose. Ja. Jis ilgam įtvirtins tą, kad iš tikrųjų tą, ką tu sakai, kad ir dabar žmonės kalba, tarytum jie matytų politiką. Politikos naujienų sudaro turbūt 2/3 visų naujienų, kurias yra pranešinėjama. Bet tai yra tik žodžiai. Ir kai Hobso, ten, kiek atsimenu, kitose jo de corpore veikale, kai jisai sako, o dvasia,
Nu. Dvasia, tai yra tik liežuvių šnekėjimas. Va, Tik tai. Vadinat. Nu, kūnas sugeba turėti kalbą, jis sugeba kalbą formuluoti, jis leidžia garso bangas, va, kai tu sakai šnekėjimas apie politiką, tai yra garso bangų leidimas. Hobbesas sako, liaudis po vienos kartos nebežino, kam priklauso aukščiausia valdžia. Susitarė vieną kartą, o kitą kartą jau nebežino. Ar mes žinom, kam priklauso pas mus aukščiausiai valdžia? Ne. Nežinom. Ne. Dar vienas. Stop. Nu, gerai. Tu čia vėlsi mane į politiką. Gerai, kitą. Stop, Robertai. Reikia pasiaiškinti, kad bent jau orientyrai būtų. Lietuvių tauta, kadangi čia mes tu klausai apie Lietuvą. Taip, apie Lietuvą. Lietuvių tauta yra suverenas pagal konstituciją, taip užrašyta. Pasidaviau Petrausko provokaciją. Aš žinau, kad jums šita tema yra svarbi. Jo, viską žinai, tai iš tikrųjų yra taip. Lietuvių šita tauta sunkiai ėjo į Hobbeso suvereną. Supranti, 18 metais paskelbėm, kad... 1900. Jo, Hobbesas leistų. Hobbesas šiaip manytų, kad karalius yra geresnis suverenas, nes suverenas pati idėja, žinai, yra suverenas viešpats ir kai vienas viešpatauja, ypač jeigu protingas, tai aišku, kad yra geriausia. Bet lietuvių tauta yra suverenas vienareikšmiškai ir konstitucijoje užrašyta viešpats. Niekas jos nematėm, kaip panašiai ir tu sakei. Niekas jos nematėm, bet šita mitinė būtybė, lietuvių tauta, kuri yra virš mūsų, tuo į rinkimus ateis tik 50% lietuvių tautos ir vėl jos nepamatysim. Bet šiandien problema yra, kiek aš mačiau diskusijų Lietuvoje apie suverenitetą, tai žinai kaip yra legalizmas apkaišiojo įvairiais dalykais, ypač su ES susietais. Čia dabar yra, kad čia tarytum esam suverenas, bet tarytum ten kažką tai delegavom ir visa šita diskusija yra akivaizdžiai, kadangi tu klausai Hobbeso rėmose, tai problema yra ir mes galim diskutuoti iki tam tikro momento, kol lietuvių tautai iškils išlikimo klausimas, ir jinai parodys, ar jinai yra suverenas, ar nesuverenas. Tai bus ne kažkokių racionalių diskusijų klausimas. Tai mes vėl grįžtame prie to, kad ir Lietuva, kaip valstybė, yra idėja, ne kažkoks, nežinau, pačiupinėjimas materialus daiktas. Idėja, kuriai norint egzistuoti, yra reikalingas tikėjimas. Taip. O išbandymas bus patikrinimas, ar tas tikėjimas iš tikrųjų yra, ar tai tik žodžiai. Atkreipdėmėsi, visada ateina, kaip Karlas Šmitas yra sakęs, ateis išimtinė padėtis ir išimtinė padėti, nes, žinai, kaip suverenai, kai traukėsi, įsivaizduojam, Lietuvos galėjo nebūti, kai traukėsi Abiejų tautų Respublika. Matėm, kokias problemas šiandien turi Ukraina ir kitos šalis. Kaip mes suspėjom, tai yra beveik stebuklas, kad 18 metais mes įgijom valstybę. Kai įgyt valstybę, ypač po 19 amžiaus, tai jau reiškia, kad tampi istorinė tauta, toks argumentas yra Hegelio. Bet Arendt sako, kad Vidurio Europoje buvo prikurta tautų, kurios neturi istorijos. Tautų be istorijos, kurias sugalvojo, naujai parašė, ten surašė ir jas... Bet, Robertai, lietuviai yra labai įdomiai. Mes, kadangi jau turėjom... Čia labai sunku pasakyti, kas yra pirmiau. Mes save patys iškėlėm iš istorijos. Žinai, patys pradėjom pasakot, kas mes esam istorijai. Ir tokiu būdu sprendėm politinį uždavinį. Kai Arendt sako, žinai, taip, pats supranti, kad šitam dalykui nėra pabaigos. Mes žemaičiai galim papasakoti irgi savo istoriją ir tokiu būdu nuspalvinti savo politinės pretenzijas. Bet mes to nedarysim. Gerai. Bet atkreipdėmės, yra vienas dalykas, kai koks nors istorikas parašys čia kokie
mes čia žemaičių tauta, vėl toks Daukanto stilium, žinai, ten, arba romantikų stilium, kels dvasią, bet iš to gali nieko politiškai nebūti. Mes visgi lietuviai esam pasiekę nepaprastai daug, kad mes peržengėm valstybės šlenkstį, tai yra tam tikra pasaulio dalis, yra mūsų, mes joje patys save tvarkom ir mes turim valstybę. Ėjimas link tos tautinės valstybės, praktiškai jis buvo nuo Makiavelio iki šiandien. Iki 18 turbūt metų. Labai ilgas kelias. Reikėjo reformacijos, tarp kitko. Gerai, bet 89 metais Baltijos kelias įvyko su tikėjimu ir iš širdies. Kaip manot, jeigu darytumėm jį iš naujo dėl kokios nors priežasties, ar jis galėtų būti toks pat didelis ir susikabintų rankomis lietuvių tauta? Ne, man atrodo, kad, žinai, tu istoriją geriau negu aš gaudėsi. Nebūtinai. Ir tai buvo išimtinė situacija, tikrai išimtinė situacija. Dabartinė situacija net nemanau, kad iš vis prasminga yra. Bet mes, man atrodo, apie tai, profesoriu, ir kalbam, tada pasitikrintume. Kai sausio 13 tenais aukščiausia taryba sėdi, tai ta valdžia tokia yra dar neaišku, ar jinai ten legitimi, bet užtat jinai turi praktiškai didesnės tautos mandatą, pagarbą, autoritetą ir pripažinimą, kad tik tai jie ir gali dabar išgelbėti mus šitam keliui. Jo, bet įsivaizduoju, visa Sąjūdžio rizika buvo susijęta su to, žinai, kas politinė filosofija, teisės filosofija yra žinoma, kad tu turi potestas indirektą, netiesioginę valdžią, bet tiesioginė valdžia gali bet kada teisėtai su tavim susidoroti. Tai yra, atkreipdėmės, labai įdomus momentas. Tu turi žmonių valdžią ir palaikymą, bet tu neturi sankcionuotos valdžios. O kas yra potestas? Potestas in publicum, autoritas in senatum. Gali verst kaip valdžia, gali verst kaip galia. Čia Ciceronas sako, kad yra dvi. Yra autoritum, tai yra senatas, ir yra potestum, tai yra visuomenė, nežinau, viešoji valdžia. Visada autoritetas yra valdžia. Nes lietuvių kalboje kažkaip nėra net įprasta, anglų kalboje authority, tai jis yra naudojamas politikoje, kad ne šiaip valdžia, bet yra lietuviškai turbūt per du žodžius reikėtų verst, mūsų žodyne neatsirado. Būtų gerai, kad atsirastų. Yra valdžia, kuri yra autoritetinga, nes autoritetas, kaip tu žinai, jis pats valdo. Jeigu turi vaikai mokykloje mokytoją, kuris yra autoritetas, tai mokytojai nereikia apeliuoti į instrukcijas, ką turi daryti mokinys, kaip jis turi paklust mokytoją ar kitką. Jis tiesiog pats nenorėdamas turi valdžią. Lietuviai žinai, tautom, jeigu kalbi apie politinį autoritetą, reikia laukti tūkstantmečiais. Mano galva, Lietuvos istorijoje po Vytauto didžiojo mes turėjom tik Motiejų didįjį, žinai. Motiejų Valančių. Jo, Motiejų Valančių, kuris iš tikrųjų kuris neturėdamas, Vytautas turėjo valdžią, bet Valančius net turėdamas tik potestas indirektą, jis valdė kaip iš esmės kaip politinis valdytojas. Gerai, aš vis tiek noriu, kad mes išlaikytumėm tą istorinę liniją. Man taip įdomu, kad nueitumėm tą kelią. Tai žiūrėkit, aš taip susidėliau. Antika, Platonas, Aristotelis kalba apie bendrai gėrį. Apie tai, kad politika yra kažkas, kas neša bendrai gėrį. Tada ateina Nikola Makiavelis ir sako, šlovė yra ir svarbiausia. Jis jau tą, kaip sakant, dorybės padeda truputėlį šoną. Tada ateina Tomas Hobbesas ir sako, valdžia yra tas dalykas, kuris yra... Autoritetas. Jo, autoritetas. Tai yra svarbu ir viskas. O po to dar ateis Džonas Lokas ir kaip jisai sako, mums valstybė yra reikalinga tam, kad apgintų mūsų turtą. Tai važiuokit, kaip nukeliavom nuo darybių ir vertybių iki labai materialių dalykų. Tasme, žmonės galbūt ir keikia tą valdžią, gal jiems ir nepatinka ten, gal jie ir neturi pagarbos jim, bet be jos išsiversti negali, nes turi turto, kuris
kurį visi yra suinteresuoti išsaugoti. Kokia yra evoliucija? Nuo, kaip čia pasakyti, nesavanaudiško tokio idealistiško požiūrį į pasaulį, kuriame aš noriu padaryti gerą kitiems, iki, aš leisiu jums būti valdžioje su sąlyga, kad jūs man, kaip sakot. Tai yra, kaip vėliau pasakys Jean-Jacques Rousseau, turbūt tinka Lokui. Dabar, Robertai, kas yra Lietuvos piliečiai, va čia jau yra su Loku. Kas tai yra? Jie nori gyventi ramiai, pasiturinčiai, jeigu įmanoma, ir saugiai. Politiką jie nenori rūpintis. Neįdomu. Bet visgi nerimas yra, žinai, maža kas ten gali atsitikti. Ir jeigu anksčiau žmonės, kaip iš tikrųjų, kai sieja save su polium ir mato bendrai, kad tai yra, tas pats, kas nukirst ranką, jei kad aš nebūčiau poli arba kažkas nebūtų, kaip nuo kūno nukirst ranką, manęs ten nėra. Tai dabar atsitinka taip, kad taip, pilietis atsiskiria nuo buržujaus, nuo vartotojo. Tai yra, jis yra vartotojas, jeigu paklaus televiziją, jis pasakys, kad jam čia labai svarbus politinis gyvenimas, jam čia rūpi, pakartos to žodžius, kuriuos yra girdėjęs, bet realiai į savęs iš visi tą dalyką neinvestuoja. Va tas Lokas, matydamas šitą ateinantį žmogų, va tą dabartinį lietuvį, ir Rousseau pasakys, kad nebėra piliečių, kaip žinai, jisai pasakys. Yra čia mokslininkų, viso kito, bet piliečių nebėra. Niekas nebesitapatina su poliu. Tai man atrodo, kad Lokas suprato, kad reikia ieškoti naujų klijų, Robertai. Ir staiga jisai, turbūt čia geriau Adamo Smito, kaip jis pratęsė Loko ten samprotavimus apie nuosavybę, ta nuosavybė staiga pasirodo, žinai, ir jos teisingumas. Kada yra teisinga, ar čia, žinai, toks amžinas ginčas, ar pasaulio gerai nuosavybė ar ne, ir staiga Lokas, panašiai ir ypač tie, kurie jo tradicijoje pradeda matyti tokį dalyką, kad gal, kai Robertai mes ateinam į parduotuvę su tavim ir pardavėjas mums šypsosi, tai Lokas sakytų, jūs manot, kad iš artimo meilės jis čia šypsosi? Jis kažką. Ne, jis turi interesą, jis nori uždirbti. Ir galbūt iš vis gerai būtų pastatyti visą politiką ant šito egoizmo. Dėl to, kad tai yra žmonėse? Žmonės iš tikrųjų nori save pratęsti daiktais, jie būtinai nori daiktų, keista būtybė. Pati nedaiktas, kūną turi, pirmiausia turi vieną daiktą kūną. Bet jam dar reikia kitų daiktų kūnui ir reikia tiek, kad kūnui nereikia. Ten jau jų perteklius yra tų daiktų. Bet galima iš šito egoizmo padaryti politinį principą. Galima ir jis veikia. Ir tada pradedama galvoti, kad jeigu jis veikia ekonomikoje, tai gal visiškai nereikia čia rūpintis tą politiką. Nes atkreipdėmės, visi yra egoistai. Aš noriu kuo daugiau uždirbti. Kuo mažiau mokėti mokesčių. Jo, įskaitant šitą, tada atsiranda minimalios valstybės klausimas. Kuo mažiau mokesčių čia iš tikrųjų tik būtiniausiam dalykui. Ir čia prasideda skaičiavimas šitas. O tada iškyla karo grėsmė ir tada visi galvoja, kad norėtų, jog valstybė būtų stipri. Čia susikerta du priešingi interesai. Žinai, kaip tas atsitinka dar? Kada įsigali šitą ekonominę logiką, tai tada visiems kyla į galvą utopija, kad galbūt nebebus čia priešų, o gal bus tik konkurentai kaip ekonomikai, arba bus tik oponentai kaip televizijos studijai. Bet staiga paaiškėja, kad pasaulis yra netoks ir kad kai kas, žiūrėdami į mūsų valstybę, visiškai be mūsų noro, mano, kad būtų geriau, kad jos nebūtų. Tai yra, jam nepatinka mūsų gyvenimo būdas, jie nepatinka, kaip mes save suprantam. Ir čia jau išryškėja tai, apie ką kalbėjo krikščionis, kad problema yra kame, kaip čia, žinai, kad mes negalim, politika yra todėl, kad mes dalijamės į draugus ir priešus. Pasaulis yra taip padarytas. O jeigu žiūri per šitą ekonominę logiką, tai atrodo, kad ekonomika gali pakeisti politiką ir kad jinai pati susitvarkys. Laisvoji rinka viskas sutvarkys. Laisvoji rinka sutvarkys. Laisvoji rinka tai reiškia spontaniška tvarka.
Nu dabar ta filosofija Lietuvoje yra gyva, kol jinai save nepribaigs. Tai yra manom, kad, nu ką čia rūpintis ten moralinių ugdymų, čia reikalauja pastangų, geriau iki minimumo sumažinkim. Kam čia rūpintis polių, laisva rinka viską sutvarkys. Problema tame, kad laisva rinka įeina į krizės ir krizių momentu atsiranda konfliktai, kurie neįsprendžiami ekonominiam priemonėm. Visi tada pradeda žiūrėti į valstybę. Žinai, čia panašiai kaip Lietuvoje, Robertai, buvo iki pandemijos. Čia visi ugdė, kad kiekvienas rūpinkime savim, individualizmas yra svarbus dalykas. Ir staiga išbandymas, toks virusas nematomas, reikia rodyti solidarumą ir visi. Valstybė gal gali ten užsukti varžtus ir staiga dingo mintis apie liberalizmą ir kitus dalykus. Ir buvo vėl pradėta žiūrėti valstybę, pradėta prašyti jos įsikišimo, kuris buvo dramatiškas, drastiškas. Tai valstybė žmonėms reikalinga sunkiais laikais. Kai gerai, jiems ta politika iš vis nereikalinga. Valstybė, žinai, jeigu tu negalvosi apie valstybę, čia kaip anksčiau sakydavo, jeigu nemaitinsi savo kariuomenės arklių, tai šersi priešo kariuomenės arklius. Deja, toks yra pasaulis. Ir va, ta tokia buvo... Tai Hobsas buvo teisus. Hobsas buvo teisus, bet man atrodo, kad dar yra žiauriau, kad dar kartą, žinai, reikia pasakyti. Šitas pasaulis yra taip padarytas, kad mes su tavim nenorim priešų. Nu, kas jau nori? Bet priešai atsiranda, Robertai, prieš mūsų valią. Amerikiečiai norėjo, kad nugriautų 2 New Yorko dangoraižius. Jie sakė, susėskim, pasikalbėkim, pasitarkim. O jie jau mano, kad mes esam, arba amerikiečiai yra tokie, su kuriais net neverta kalbėti, nes jie yra priešai. Jie mano, kad va, tas kalbėjimas yra jų politinės kovos priemonė. Čia žiauru yra dalykas, nes visi galvoja, kad priešas yra čia toks, žinai, išgydomas, pataisomas. Ne. Tas susiskirstimas mes ir jie yra ir man atrodo, kad jis yra mums nepalankesnis, negu mes dabar įsivaizduojam, nes jeigu pažiūrėtumėm į žemėlapį ir nubrėžtumėm kokią nors spalvą tai, kas yra vakarai, mes matytumėm tik Europą ir Ameriką, gal ten kokią nors Australiją, o visas kitas pasaulis, ten kur yra Kinija, Indija, artimieji rytai, Afrika, Pietų Amerika, jie negalvoja nieko gero apie mus. Jie norėtų, kad viskas būtų kitaip. Ir todėl, man atrodo, čia pasaulis yra prieėjęs tokių lūžio didelį tašką. Ir todėl mes jiems labai parankus, atkreipk dėmesį, Robertai, esam. Jie galvoja, kad iš tikrųjų mūsų gyvenimo būdas yra tai, ko jie nenori, bet jie atvažiuoja čia į mūsų šalis. Ir mes juos sutinkam visai kitoje filosofijoje. Jūs čia esate tik individai. Kiekvienas čia galite įsilieti į mūsų bendruomenę. Mes viską matom juos per individo akis, o jie save masto visai kitoje paradigmoje. Jie save tapatina kaip bendro gėrio suvokėjus. Ir čia šitoje vietoje yra akivaizdus Europos Sąjungos dabartinių variantų. Norai yra geri, kaip pasakytų Makiavelis, bet geri norai daugybė politinių darinių yra pražudę. Reikalingas tam tikras, kaip iš tikrųjų reikalingas supratimas, kad yra dalykų, kaip trumpai pasakius, reikia suprasti, kad kas yra žmogus, kad mes esam pavojingos būtybės. Nuodėminga būtybė. Pavojinga. Nu gerai, Džonas Lokas. Man atrodo, Amerikos konstitucija sudarytojai skaitė Džoną Loką. Ir Amerika buvo padaryta pagal tą. Taip, Lokas Ameriką įkūrė. Nu, taip, žinai, kur būtų Lokas suveikęs? Šiaip jis kaip filosofas tai labai keistas yra toks. Vokiečiam visada užkliūdavo, kad ten gylio nėra vokiško. Bet amerikiečiai iš tikrųjų, jie sugebėjo, man atrodo, kad jie perskaitė daugiau negu Loko pačiose darbuose yra. Buvo, kadangi Amerika, žinai, revoliucija vienintelė, kuri vyko beveik tuščioj vietoj, aš atsiprašau vietinių Amerikos
gyventojų, kur liktol yra gyvena. Ir ta revoliucija pasisekė, žinok, jie įsteigė naują konstituciją. Iš esmės tas pats, kas Prancūzijos turbūt konstitucija. Iš esmės čia toks, kad naujas etapas, surenki principus, nedaug jų, pavadini, kad jie yra konstituojantis principai, steigiantis principai ir atkreipdėmės įsteigi valstybę. Viskas toliau yra Platonas, kad yra kažkokie principai, dabar šitais principais mes visi vadovausimės. Ir ten yra įrašyta teisė į laimę. Tai yra teisė į galimybę gyventi gerai, bet aš vis tiek bandau suprasti. Tai dėl to valdžia egzistuoja tam, kad bendrą visą turtą paskirstytų ir išskirstytų? Ne. Kam jinai egzistuoja? Šitas ginčas yra iki šiol tikrai neišspręstas. Jeigu Lietuvoje žmonės galvoja, kad valdžia yra tam, kad jinai padėtų mums gyventi pasiturinčiai, turtingai, tai čia yra tokia buržuazinė, klaidinga savimonė, nes ateis toks momentas, kada mes pamatysim, kad būtų gerai, kad šita valdžia mums bent jau padėtų gyventi taikiai. Jos uždavinys yra mūsų buvimas kartu ir mūsų sugyvenimas. Jeigu jinai imasi perskirstyti... Saugumas. Jo. Saugumas ir taika. Iš esmės čia Hobsų tie principai. Dabar tai vadinama yra teisingumu, kad teisingumas kaip ten nešališkumas. Bet kas įdomiausia, kad anksčiau ar vėliau visi žiūri į ekonomiką. Ir kadangi visiems rūpi individo laisvė, Robertai, visi pastebi, kad dalis individų yra neturtingi, varganoj padėti ir tada sako, tada jie yra nelaisvi. Tada jie sako, kad valstybė turi perskirstyti gerybės. Tie, kurie turtingi, sako, nieko jinai neturi. Jo, kurie turtingi sako, jūs mūsų laisvę varžot, jūs iš mūsų atimat. Čia yra Evangelija pagal Matą, kur sako, kas turi, turės dar daugiau, kas neturi, neturės ir to, ką turėjo. Jo, tai įsivaizduok, būtų Bilis Geitsas šiandien, jisai turbūt galėtų sakyti, kad aš pats galiu duoti. Valstybė, ko jūs kišatės? Kodėl nutarėt jūs kurt socialinį teisingumą perlipdami mane? Kodėl jum atėmimas iš manęs yra moraliai pateisinimas ir jūs mato tik tuos, kurie blogoje padėti? Tai yra vienu atžvilgiu toks krikščioniškas žvilgsnis į pasaulį, bet kitu atžvilgiu jis yra ginčytinas, iki šiol ginčytinas teisingumo požiūrį. Tai yra, ar teisingumas neturi sustoti ties socialinių dalykų, nes liberalai, Hayekas sako, aš iš vis nežinau tokio dalyko kaip socialinis teisingumas. Yra tai, kad panašiai kaip Loko stilium, Bobis Nozikas tą pratęsė. Mes su tavim teisingai yra, kad Robertai, tu turi tam tikrus daiktus, tam tikrą nuosavybę, tu juos gali mainyti šitos daiktus, ir teisė turi užtikrinti, kad tu tą darytum teisingai. Jeigu kas nors nutarė perskirstyti pinigus krepšiniui su valstybės pagalba, tai yra visą laiką bus preferencija tam tikrai skonio grupė. Kodėl krepšinis? Ir čia niekada neįspręsiu šitų ginčių. Tai yra valstybė iš principo tų liberalų ir jau net libertarų nuomonė, jinai niekaip negali sukurti socialinio teisingumo, nes jeigu šiandien vyriausybė prieš rinkimus padės mokytojam, tai pakils visi gydytojai, kodėl taip, kodėl ne kitaip, ir jinai niekaip negali išmodeliuoti. Jinai deda pastangas, bet konfliktas išlieka. Bet tokia yra sistema, jeigu įsivaizduotumėm, kad stovim 10 lietuvių bendram rate ir suprantam, kad negalim tarpusavį susitarti, sutarėm išrinkti vieną iš mūsų, kuris padarytų sprendimus ir įsipareigojam klausyti, net jeigu tie sprendimai mums nepatiks. Taip. Bet vis tiek, man atrodo... Bet matai, yra, kai šitoje vietoje mes... Ir dar reikia tada... Vakarų kelias, žinai koks, Robertai? Nu. Vakarų kelias yra kaip toks... Romos imperijos. Žinai, toks, vakarai vis bando,
gal nuo kokio 16 amžiaus ar nuo anksčiau, vis bando neutralizuoti valdžią. Žinai, tokia kaip sudomestos išplauti ją, žinai, užmušti mikrobus. Dėl ko nesutariam, visi sako nesutariam. Domestas. Ką? Nieko nesidomestas labai įdomus. Nesutariam dėl religijos. Davai patraukiam religiją į privačią sferą. Tegul kiekvienas susiminė. Staiga tegul būna metafizika, atseit rasim, kad žmonių protas yra visų vienodas, natūralus visam pasauliu. Paaiškėjo, dėl jos nesutariam. Tada reiškia yra moralė. Tada yra moralė, kuri nėra tenai krikščioniška, islamiška, bet kuri yra prigimtinė ir visiems būdinga. Ne. Paaiškėjo, kad... Kas gali pasakyti, kas čia visiems būdinga? Kas gali pasakyti? Jo, kai kas nors sako, tai kiti sako, čia jūsų yra. Vėlgi nėra sutarimo. Dabar buvo ekonomika, o ta mintis. Gal ekonomika, visi nori... Tai gerovės valstybė, tai ką, ne? Taigi mūsų valstybės tikslas, daugiau nieko kito nežinau, tik tais gerovės valstybė, kad žmonės gyventų turtingiau, pasiturinčiau, ten nežinau, o kokia dar idėja? Nu, tai dėl to mes ir gyvenam šitoje valstybėje, ar ne? Ne? Aš kažkaip visada man taip įsivaizduoju čia, kad romėnai prieš savo pabaigą... Lietuvoje yra gynėjų, oficialių gynėjų šitos gerovės valstybės idėjos. Tai... Namų bendryje, pavyzdžiui, egzistuoja dėl namų bendrijos gerovės, ne? Surinka ten pinigėlių. O tu esi buvęs namų bendrijos didelio namo susirinkimo. Aš stengiuosi ten neiti, nes nieko gero ten nebus. Tai yra, manau, kad Lietuvoje iš tikrųjų yra vienas įspūdingiausių dalykų, kurį galima rodyti Suomijos turistam ir kitų užsienio šalių. Tai yra bendrijų susirinkimai, kur aklas kalba su kurčiu ir tai yra tikras mūsų turbūt pilietinės ir kitokios savivokos paliudijimas. Taip. Yra bendrijų susirinkimai. Bet bendryja reikalinga. Be bendrijos irgi neišeina. Vat kažkoks šitoks tas prieštaravimas. Jo, bet atkreipdėmėsi, bendryja reikalinga, bet man atrodo, kad Lietuvoje mes sunkiai tą suprantam, kad mes norim valstybės ir mes esame įsipareigoję prieš tos, kurie anksčiau ją turėjo, bet tai, kad būtų tauta su valstybė, tai yra ne tik teisų turėjimas, tai yra pareiga, sunkus išbandymas. Ir ypač mes turėtume visi investuoti save, o ne tik atliktas tokias formalias procedūras, kokias yra rinkimai, kad užimtų tam tikrus etatus parlamente. Jūs kalbate apie pilietinę visuomenę, kuri įsitraukia. Pilietinė visuomenė, žinai, tokia yra toks įdomus. Hobso variantė, pilietinė visuomenė yra ta visuomenė, kuri yra... kuri turi turto. Kuri yra neprigimtinė, kuri yra nenatūra. Tiksliau, kai jau įeini į polį, į civitas, tai tu tada tampi pilietinę visuomenę. Čia, kaip mes suprantam pilietinę visuomenę, tai yra toks daugiau Hegelio pakeitimas. Hegelis sako taip, yra šeima, nes atkreipdėmėsi, šeima jau yra bendrumas ir šeimoje nėra valstybės, bet jau šeima tvarkosi. Ir yra autoritetai šeimoje. Toliau yra valstybė, trečia, o per vidurį yra pilietinė visuomenė. Tai yra pilietinė visuomenė pagal Hegelį yra ta tokia nevykusi ekonominių interesų, vien tik teisė valdoma visuomenė. Kai kalbėjau apie pilietinę visuomenę, tai daugiau čia tokia mintis buvo, tokia utopija XIX amžiaus, kad tarp individų ir tarp valstybės bus tokia viešoji sfera, kurioje jie susirinks, atseit, jie diskutuos ir valstybė jų klausys. Tai yra iš tikrųjų, nes valstybė yra tie, kurie esam mes. Mes patys išrenkam tuos, kurie mus valdo ir viešoji sfera vėl atitiks tą graikų protą, ten bus racionalumas. Dabar, kaip matėjai, viešoji sfera yra užvaldyta privačių finansinių interesų, žiniasklaidos priemonės ir iš to gavosi tik kakafonija. Seimas irgi jau, parlamentas irgi yra
nebėra racionalių diskusijų vieta, nes daugybė dalykų, susitarimų ir kitko vyksta už jo. O viešoji sferoje dar yra kažkas virš valstybiniam lygmenį, pavyzdžiui, ten kokie nors Google, Facebookai, Twitteriai, socialiniai tinklai ir nuomonių visų tie srautai. Jie yra galingesni už bet kokią atskirą valstybę. Jie vadinami yra keistai, nevyriausybiniai ten veikėjai ar nevyriausybinės organizacijos, bet kai kurios iš jų, būdamos nevyriausybinės, yra tokios galingos, kad kai kurios vyriausybės jom negali atsilaikyti. Ir čia yra iš tikrųjų, manau, kad problema, jeigu kalbė apie politinį kūną. Aš suprantu, kad jos nenugalėtų valstybės, nes valstybės turi kariuomenės ir kitus dalykus, bet jos stengiasi viską padaryti, kad valstybės gale iš tikrųjų būtų padaryta taip, kad jos galėtų daryti įtaką. Nu, tai yra mano galva. Tai politika šiais laikais yra perkama. Jeigu tu nori pakilti iki aukštųjų langelių, tu turi turėti prieimą, tu turi turėti įtakos palaiminimą. Tai yra drama, kurią mes matom šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijose. Pirkta politika stumia Jungtinės Amerikos valstijos į neįsprendžiamą konfliktą. Įsivaizduoju, normaliai amerikiečiai žino, kad jie yra demokratinė visuomenė ir kad turėtų atsirasti nauja jėga kažkokiu būdu. Bet kadangi viskas pastatyta ant tų milijonų, kaip pameni ten, viena iš rinkimų kompanijos dalyvių, ten jinai rodydavo, kiek jinai surenka pinigų ir kitų dalykų, tai iš tikrųjų tai yra tam tikras verslas. Na ir pati rinkimų kompanija virsta į tokį šou spektaklį, iš kurio dėl pelnosi žiniasklaidos priemonės ir kitką. Praktiškai žmonės, kurie iš tikrųjų turėtų kažkokį supratimą ir jie turėtų jį reprezentuoti, jie yra šitoje vietoje tik statistai, kurie tam tikrų laikų atneš savo balsus. Aleksis de Tocqueville, kadangi Robertai mes esam kalbėję, jis perspėjo, kad demokratijoje taip galės būti ir jisai sako, kad tai yra švelni despotijos forma. Dabar, kai mes kalbam, aš net negalvoju, kad mūsų balsas nueis Dievui į ausį, bet šita problema jau yra ir amerikiečiai niekaip, nes yra dideli interesai oligarchiniai ir sunku suprasti, kodėl mes dažnai savo santvarką vadinam demokratija, jeigu jinai pagal tas senas schemas yra oligarchija. Ir Jungtinės Amerikos valstijose tai stipriai matom. Bet va, kai jūs sakote apie tas rinkiminės kampanijas, ten šūkius, viskas yra supaprastinama iki lozungų, jokių didelių mąstymų ir visa kita. Tas mes... nemasto, Robertai. Jo, kad niekas nieko nemastytų, ar ne? Tai mes kalbam, vėl grįžtam prie temos, nuo kurios pradėjom, kad ta politika yra net nepragmatiška kažkokia, jinai apeliuoja į kažkokius jausmus, nežinau, į baimės, į ten nesaugumą, į ten kažkokius pažadus, kurie yra neištiesimi. Tasme, žmonės tampa jie negalvoja, ką jie turės padaryti gero tapę politikas, jie galvoja, kaip paimti valdžią ir viskas. Tasme, tai yra tikslas. Bet tikslas buvo, mes pradėjome nuo to, kad tikslas turėtų būti bendrasis gėris, ką aš galėčiau gerą nuveikti. Tai vadinasi, kažkur paskaičiau pajokavimą, kuriame buvo parašyta taip, kad jeigu jūs galvojate, kad politikoje svarbu yra racionalumas ir toks kaip atsisakymas jausmų, tai geriausias būdas buvo, kurį sugalvojo Atėnai, tai mesti burtus. Nėra jokių gudrybių, manipulacijų, pirkimų, nieko. Yra tiesiog, tikimybė yra geresnė negu žmogaus ydos. Dažnai įdomus toks būtų bandymas, kurio neįmanoma padaryti. Bet įdomu būtų pabandyti. 141. Ne, Lietuvos mastu iškart neįmanoma būtų padaryti. Bet kodėl? Lietuva kaip tik mažesnė tokia. Galima būtų, nes iš tikrųjų metam burtus ir lyginam kartu su Estija, kuri nemeta burtų. Ir palyginamoji analizė būtų iš tikrųjų,
kas būtų iš burtų metimo į valdžią ateitų. Arba nežinau, žinai, dar yra kitas variantas turbūt, bet Lietuvoje šitas variantas irgi jau yra prarastas, tai yra steigti kokį nors senatą, kažkokį lordų rūmų analogą, kad žmonės truputėlį būtų atstovaujami kitaip negu dabartinė atstovavimo mašinerija, kuri iš tikrųjų sukūrė, bet mes čia praleidom su tavim, bet tas, kad šita žodis reprezentacija, jinai reiškia vaizdinį, tai yra ir mūsų politikai turi mus atvaizduoti. Bet šiuo momentu atsitiko tokia situacija, kad kai mes matom savo atvaizdą, mes esam nepatenkinti, jie mūsų neatvaizduoja, o jie mus tiek ilgai mokina tų žodžių, kuriuos mes paskui jiem pradedam kartoti ir mes patys nemastom ir mes nežinom kur einam. Žinai, ir kai nežinai, kur eini, tai vaikštai toliausia. Man atrodo, kad ypač dabartiniuose rinkimuose matosi, kad mes nusileidom iš tikrųjų demokratiškai iki dugno. Yra formalios procedūros, mes jas atliksim ir viskas. Toliau prasidės vėl tas pats. Sekantis etapas bus, mums reikės kovoti su mūsų pačių išrinktais. Reikės dėti daug pastangų, kad juos suvaldyt, kad jie mus girdėtų, kas mažai tikėtina. Ir kitose rinkimuose, jeigu balsuosim, tai balsuosim prieš. Ir kitose rinkimuose padarysim taip, kaip sakė Robertas. Bet, profesoriu, bet yra dalis visuomenės, žinau kaip ją pavadinti, ir dabar kažkoks šiandien ryte mačiau laišką pasirašė daug intelektualų, kad čia negeri dalykai vyksta. Yra, kažkoks, nežinau, kiek ten tų žmonių, kurie tiki, kad mūsų valstybė, mūsų valstybės valdymo forma yra teisinga ir kad ją reikia išsaugoti, kad ją reikia kažkaip, išvalyti nuo visų negerovių, kurios dabar yra, ir viskas yra gerai. Yra žmonių, jeigu nebūtų šito tikėjimo, jau Lietuvos demokratinės gal ir nebūtų, jinai yra, vis dar yra. Matai, problema yra tame, kai tu sakai, kad grupė ten žmonių, nežinau, kažką pasirašė, tai yra tame, kad politika visada yra šališka. Politika yra atskirų dalių susidūrimas, partikuliarumo. Bet tam tikrų momentų reikia išeiti iš savo pars, iš savo dalies į visumą. Šita dalis greičiausia turi savo politinį interesą, jinai turi savo politinių gerbėjų, bet išeiti į tą vietą. Ir jie sakytų, kad jie už bendrą gėrį ir kitką, bet jie nenori girdėti kitos pusės, kuri irgi kalba to paties. Viršus su apačiom nesusikalba, ne? Be šansų. Viršus sako, kad viskas pas mus yra labai gerai, visiškai. O apačia sako, nebeįmanoma gyventi. Tai iš esmės dar ir nesusikalbėjimą šitą, kurį tu sakai, tai yra visuotinybė. Viršus kalba kažkokiom bendrom abstrakcijom, apačia turi konkrečius dalykus ir nebeaišku, kaip tie visuotiniai žodžiai, kuriuos naudoja, siejasi su mano konkrečiu patyrimu. Aš apie Kiniją kažkaip nemažai skaitau pastaruoju metu, tai ten, pavyzdžiui, valdžios filosofija yra tokia, kad kokie tie įstatymai bebūtų, svarbu yra, kad valdovas pasiektų pavaldinių širdis. Tai yra be šito neįmanoma. Tasme, kad jis, kad valdovo valdymo idėja pasiektų emocinį žmogaus lygmenį, kad jis iš širdies tikėtų, kad gyvena ten, kur jis ir nori būti. Ar mums įmanoma šitą ryšį kažkaip tai turėti dabartinėje? Nes jis yra toksai grinai, ryšys yra, mūsų valdžia yra legitimi. Prezidentą išrenkam, jis yra legalus prezidentas, bet didelė dalis visuomenės jo nelaiko autoritetu, ne? No. Tai yra neturi širdies tame, bet be širdies ir tik tais iš tokio, kaip čia pasakyti, politinio sudėliojimo, kiek mes galim važiuoti. Matai, kad šitą dalyką padaryti, skirtingai turbūt nuo Kinijos, aš nežinau, ten, žinai, Kiniją neišmanau. Įdomu ten tiesiog žiūrėti, kaip jie kitaip žiūri. Įdomu, gali būti, bet mano galva mūsų problema yra tame, kad mes pradėjom tiek įvairiausių tų galvoje turėti utopijų,
kurios vadinamos ideologijomis. Mes tiek savo užteršiam ten galvą, kad mes pradedam tuose visose savo simboliuose, tuose savo simulakruose gyventi ir mes nebematom tikrovės. Uždavinys yra dabar turbūt mums sugrįžti į tikrovę. Aš nežinau, kaip tą dalyką išspręsti. Tai, kas veikia vakaruose, tai yra, kad demokratija veiktų, reikia pasidalymų visuomenėje į dalis, kad jos diskutuotų, kad jos norėtų būti reprezentuojamos. O staiga paaiškėjo, kad catch all, gaudyk visus, ką nori, ir visuomenė nebenori. Šitas reprezentacinis mechanizmas nebeveikia. Ir jeigu nori nukreipti emocijas, emocijos jausmai niekada nebūna ir be proto. Tai taip, jos turi susijungti. Jo, nes tada jos yra chaosas. Taip. Ir mes nebeturim tų proto klijų. Ir mes toliau, ir po mūsų šito pokalbio, ir toliau visi riekaliuosim, visi norės gelbėti šitą pasaulį, bet mes jau neturim pagrindinės prielaidos, kaip tą dalyką padaryti. Pacituosiu profesoriu jums tokį britų politinės satyros serialą, čia koks, nežinau, 90-metis gal Britanijai buvo, ir ten viename epizode sekretorius ir ministras diskutuoja apie ginklų pardavimą teroristams. Biurokratas su ramia sąžinė atmeta visus moralinius reikalus ir sako, valdžia nėra susijusi su morale, ji yra susijusi su stabilumu, tiesiog, kad viskas vyktų. Ministras jiems sako, dėl ko viskas turi vykti. Koks yra galutinis vyriausybės tikslas? Argi ne tai, kad daryti žmonėms gerą? O biurokratas jam atsako, ministrė, jūs pamiršote, valdžia tikrai nėra nei apie gėrį, nei apie blogį. Ji tik apie tvarką arba chaosą. Robertai, nesąmonė. Tai gerai. Nesąmonė kas? Žmonės, kai kiekvienas šiuo momentu, kai ką nors daro, jis mano, kad jis daro gerai, arba jis gali galvoti ir ieškoti alternatyvą. Žmonės nori daryti gerai. Nori daryti gerai. Taip. Ir va tokios pasakos iš politinio ligmens, kad valdžia atsidūrė neutralioje teritorijoje nuo to, ką mes kiekvienas darom, ir jinai tapo tokiu monstru, kuris pradeda nepriklausyti nuo mūsų moralinių įsitikinimų. Tai tada iš tikrųjų, kadangi bet kuri valdžia turi savo interesą, tada mes ją paleidom ir jinai iš tikrųjų, tą ir Lietuvoje matom. Paskutinius 4 metus jie kalbėjo savo kalbą, o žmonės kalbėjo savo kalbą. Kaip išeiti tą, kad tie dalykai susijungtų? Kaip žmonės yra iš tikrųjų skirtingų moralinių įsitikinimų Lietuvoje. Man atrodo, kad mes šiuo momentu neįsivaizduojam masto uždavinio, ką reikėtų padaryti, kad mes iš tikrųjų rastume naują bendrumo kūrimo pagrindą. Nes mes neturim to bendrumo pagrindo. Nėra į ką atsiremti, nėra atramos, dėl kurios sutiktų visi. Vis ištraukiam vieną kitą naratyvą, net žinai, kaip pažiūrėjęs, Robertai, mūsų šventės, ypač per pandemiją, kadangi kai nelieka nieko švento, tai sunku švęsti. Mes vis dar norim to. Mes vis dar norim įsitikinimo, turim tikėjimo to, bet realiai tai nevirsta kūnu. Problemos yra, kad mes savęs net pažįstam tame, ką mes kartu darom. Politikos problema yra tame, kad politikoje aš norėčiau pagal save, pagal mane, kad viskas vyktų išoriai, bet politika nėra tik aš, tik mano aš. Politika yra tas kolektyvinis subjektas. Ir rasti išėjimo, nes dauguma lietuvių šiuo momentu, jie yra konformistai. Jie tik, veikia, neveikia. Čia tarytum, aš su tuo žiūriu. O be to aš yra svarbiau negu mes. Aš visada bus svarbiau, bet atkreipdėmės yra pamoka, kuri, man atrodo, visus mokina. Tai yra šeimoje. Dar šeimoje nėra, kad aš vaikam ar kitiem reikia apie juos galvoti. Išeini į politiką, sakai, žinai, vaikų taip neauklėjai kaip tavo tas, kur skaitai čia iš biurokratas. Tu savo, aš savo, kiekvienas čia savo. Ne,
Taip negali būti. Mes jaučiam pareigą, kad mes turim apie jos galvoti. Bet net ir iš įskaičiavimo yra toksai, nežinau, Michailas Veleris, toksai, nežinau, ukrainiečių toks pamastytojas, jisai yra susikūręs tokią energijos gamybos, nežinau kaip pavadinti, teoriją, pagal kurią kiekvienas žmogus norėtų gyvenime nuveikti kuo daugiau, prisidėti prie šito pasaulio, pakeisti jį, sugriauti, jeigu reikia kažką. Ir mumise yra tas noras, aiškus suvokimas, kad kartu mes galim daugiau. 2 gali daugiau negu 1, 10 gali daugiau negu 2 ir taip toliau. Ir valstybė tarsi yra tas, kaip čia pasakyti, suvienijimas didelės grupės žmonių, kurie kartu galėtų nuveikti kažką žymiai daugiau. Valstybė netgi šitoje vietoje yra kaip prievartinis mechanizmas, kuris priverčia mus dirbti žymiai daugiau, negu mes dirbtumėm tik tai savo. Gyvendami, nežinau, niekieno žemėje ir dirbdami žemę. Bet ta valstybė mums reikalinga yra, jeigu yra tikslas. O mes, Robertai, pasigavom tokią fikciją, individo tokią. Individum tikrai ten yra graikiškas atomas, vertimas į lotynų kalbą. Ir tu matei individą, va čia mes su tavim esam konkrečios šeimos, ten konkretaus tikėjimo. Mes visada esam konkretus, kažką turim. O individas? O individas? Fikcija, abstrakcija kažkokia. Ir visi pradeda mąstyti per šitą už savęs kūno neturinčią abstrakciją. Pabaigai gal anekdotą reikia. Reikia pabaigai anekdotų. Bet prisiminkim temą. Kam mums reikalinga ta valdžia? Kam reikalinga politika? Mes nieko gero apie ją nepasakėm. Pirmiausia, žinok, mes niekur nuo jos nepabėgsim. Žinok, jinai už mus yra stipresnė. Panašiai, žinai, kaip... Kadangi priešai ir draugai visada bus, tai ir politika bus. Įskaitant šitą, iš tikrųjų, kad mūsų prigimtis yra tokių, kad mums reikia kitų ir kad mes niekada nesam tik vienaskaita, mums reikia daugiskaitos. Ir viskas yra daug tragiškiau. Politika yra tragiškas dalykas. Tragiškas. Kodėl? Dalykas. Nu, todėl, kad įstatymuose yra užrašyta, kad mus gali pašaukti ir mes turėsim žudyti kitus žmonės, mes turėsim už savo politinį darinį aukot. Dėl to, kad mes taip esame susitarę. Jo. Ir pabaigai, Bet kas tiki tai darys, o kas neturi tikėjimo, nesvarbu, kad yra popierinis susitarimas, kažkur užrašytas, kurio nepasirašiau, ne? Jeigu tikėjimo nėra, ar gali būti čia pasiaukojimo matas, kad tikras politikas yra tas, kuris už savo politinius įsitikinimus yra pasiruošęs net numirti. O tas, kuris tik šneka ir susikraus... Robertai, tu žinai istoriją, geriau tikrai pasikartosiu negu aš. Ir žinai, kaip buvo, sako ten politinės teisės didžioji kunigaikštystėje turėjo ten 8 ar 10%. Bet tada, kai tu turėjai tas politinės teisės, tu iš tikrųjų tavo visas statusas sakė, kad tu turi rūpintis poliu. Tu turi rūpintis. Jie tai ir darė. Jie tai ir darė. Atkreipdėmėsi, dabar mes turim šitos teisės 18 metais suteiktos 100%. Rezultatas yra 0 pareigų. Mes iš tikrųjų negalėjom perimti to, ką jie turėjo. Nes turi būti ta klasė, kuri kai pradėjom nuo Platono, žinai, kuri ten kitus kalbėjo, tas Platonas, žinai, filosofo karaliaus, taip jis yra ugdomas, jis ten ir sargybinių pabūna, jis ten mokslus mokinasi. Ne anksčiau negu baigiantis 50 metų jis bus išleistas tam, kad jis vadovautų kitiem. O šiandien mes norim, kad jau balsavimo teisę turbūt suteikti 14-mečiam vaikam. Politika yra iš tikrųjų rimta, kad žmonės, kurie išmoksta valdyti save, o ne tik įmest popieriaus lapą į dėžę, tai yra ilgas kelias ir vėlgi susieta su žmogaus prigimties supratimu. Ir kas yra žmogus, reikia išsiaiškinti, panašu, kad dabar to nepadarysim. Nu gerai, o politika ir moralė. Politika ir moralė gali susisieti. Ten, jūs kelis kartus ir toje knygoje rašot, Kantą cituojat, kad žmogus be moralės negali būti laisvas.
ar politika gali būti tikra ir nesavanaudiška be moralės, atmetant ją? Robertai, anarchistai turi, anarchistų argumentas, kad nereikalinga valstybė ir politika, panašiai kaip sovietinių komunizme. Komunistai norėjo tai panaikinti. Nebeliks valstybės. Tiesiog liks žmonių administravimas, kaip Engelsas sakė. Jis pagristas yra tokia prielaida, kad važiuok, šiuo momentu čia, kai darom šitą įrašą, valstybė nedalyvauja. Tai yra, mes turim tam tikrą vienas kito supratimą, tam tikrą moralės supratimą, kuris formuoja mūsų santykius. Bet dėja, kad iš tikrųjų vos tik išplėti bent kiek platesnė visumai, mus pradeda draskyti nesutarimai. Mes galim sutarti, kad dėl nieko negalim sutarti. O čia baisiausias dalykas, kad tik tiek. Nu, bet ten tos... Kad tik tiek, supranti, taip, pradžiai taip. Protingumas, teisingumas, tvirtumas, susilaikimas. Nu, kodėl tai negalėtų būti savybės, kurias pripažįsta visi ir dabar? Nežinau, kodėl. Supranti, yra toks, kažkas nutarė, žinai, toks buvo moralinio tobulėjimo supratimas ir kad visa visuomenė gali nors kiek. Jeigu mes, pavyzdžiui, kaip lietuviai, bendrai kažkokį dalyką padarysim, nepaisant, kad kiti tą nedaro ir tarkim ten kažkokį dalyką vienas kitą palaikydami pasieksim, tai nuo to bus geriau mums visiems. Ir jeigu mes, tai ne dėl to, kad mums primestų kas nors, bet patys laisvai. O dabar yra tokia įsivaizdavimas, kad jeigu yra kažkoks tai gėris ir bendrasis gėris, tai jo negali būti, nes būtinai valdžia norės jį primesti. Ne, mes niekaip neišmokom, kad iš laisvės mes galim kilti ir moraliai. Ir kitaip moraliai neįmanoma, kaip su irgi bendro gėrio pagalba, bonum communitas. Ir kad dar yra kitas dalykas, kad mes viską padarėm reliatyvių, žinai, tą relativizmą pavadinom pluralizmu ir manom, kad nebėra nieko bendro tarp mūsų, kas yra klaida. Bet yra noras, kad sugrįžtų kažkas bendro. Yra noras, kad sugrįžtų kažkas bendro. 100% tokia mūsų prigimtis yra. Mes supranti, kada tu sutinki, mes esam tie padarai, kurie patys neišgyventume, jeigu ten mamos pagimdytų ir paliktų mus, mes užaugę su jų rūpesčiu, mūsų ugdymas yra labai sudėtingas ir komplikuotas dalykas. Taip, bendrystė yra, skaičiau tokį žydų paprotį, kad kai kažkas miršta šeimoje, tai tą šeimą po to ten kelias savaitės lanko visi draugai, pažįstami ir artimieji. Lanko ir bendrauja ir šnekina ir kol tas įsisklaido. Ir atrodo toksai paprastas dalykas, bet jisai veikia stebuklingai. O dabar mūsų visuomeniai tave klausydami ten skirtingose Lietuvos vietose, ten būtinai kas nors pasakys, kaip šlykštu, žinai, kaip kišasi į mūsų gyvenimą ar kas nors panašaus. Tai gal anekdotą, profesorių, pabaigai. Anekdotą apie politikus. Aha, apie politiką. Šitą anekdotą aš girdėjau iš prezidento Reigano. Tai sako, Šventas Petras pasitinka prie rojaus vartų kunigas ir politikas. Ir kunigą nuveda ten mažas kambarėlis, stalas, lova ir viskas. Nuveda politiką, Palangos Gintaro rūmai, Tiškevičiaus rūmai, žinai, didžiausia kitka, sąlygas superinės, ten internetas bevėlis. Ir politikas klausia, sako, aš visgi, sako, noriu paklausti, kodėl čia taip kuniga jūs taip, o mane čia taip prabangiai. Oi, sako, klausyk, tu iš vis pirmas iš jų, pirmas iš politikų. Tenai. Ten, nes į dangų niekas iš jų neina. Bet tikėkime, kad jis buvo ne paskutinis. Ir bus ten ir lietuvių. Tai už tai mes čia ir su Alvydu vandenuko išgeriam. Aš visada labai džiaugiuosi, kai Alvydas ateina čia.
Man atrodo, kad šitos laidos yra visuomenės gėriai, žinokit, jūs esate, Alvydai, mūsų visuomenės gėris. Ir ačiū labai, kad jūs dalinatės. Ačiū tau. Jo. Atkreipdėmėsiu be tavęs. Jeigu patikėt to, ką tu sakei, be tavęs, aš irgi to nepadaryčiau. Bet aš taip, pavyzdžiui, jaučiuosi gerai dėl to. Jo, aš irgi jaučiuosi gerai. Bent įsivaizduok, 2 žmonės Lietuvoje jaučiasi gerai. Tikėkime, kad ir kažkas iš jūsų. Tai čia buvo filosofijos lentyna su Alvydu Jokubaičiu. Kalbėjom apie tai, kamgi mums reikalinga politika ir valdžia. Iki kitų susitikimų. Iki.